13 nuodėmių rūšių, jeigu tu su ta nuodėmė neatgailavęs numirį, tau karetas. Atbūsi kadenciją gehinome, pragare, pabaigoje bus siela sunaikinta. Už 13 nuodėmių. O ne taip, kad bet kur kažkokios smulkmenai suvalgo, tai yra sunkios nuodėmės. Kokias labai sunkios nuodėmės, už kurias... O jeigu yra pagal Torą sukurta Izraelio valstybė pažadėto žemėje, kaip būdavo, reiškia, karalių laikais, teisėjų laikais, tai ir teismas už tokius nusikaltimus mirties bausmę įvykdytų, jeigu įrodytas nusikaltimas. Kiekvieną nuodėmę pagal jos sunkumą tu gausi ir bausmę arba išperkamosius veiksmus iš savo pusės iš tavęs pareikalaus. Bet 13 dalykų, kurie išbaudžiami mirtimi yra. Už ką? Pirma, svetimavimas. Svetimavimas yra mirtinas dalykas. Toros valstybė turi būti baudžiamas mirtimi. Dabar kas yra svetimavimas? Svetimavimas nėra kažkokia ten nesantokiniai lytiniai santykiai. Čia kiti dalykai yra paprasčiausiai. Svetimavimas yra vienas vyrui, kitas moteriai. Yra dviejų rūšių svetimavimas. Dvi nuodėmės. Moteris vieną gali svetimavimą nuodėmę, vyrai kitą padaryti. Vyrui svetimavimas yra kada? Kada jis turi santykius su vedusia moterimi. Nesvarbu, kad jis vedęs, bet jeigu jisai turėjo santykius su nevedusia, išsiskyrusia arba našle, tai bus nuodėmė, bet nesvetimavimas, ne pati baisiausia skaitas ta nuodėmė. Nemirtina nuodėmė, reiškia. Bet jeigu su vedusia moterim, nesvarbu, kad ir vyras nevedęs, laisvas, turėjo su vedusia moterim, viskas. Tai yra labai su nuodėmė. Izraelį tai mirties bausmė įrodyta būtų tas dalykas, jeigu numeriai be atgailos, neatpirkę šitos nuodėmės, sunaikinta siela bus. Pragaras garantuotas ir siela bus sunaikinta. Labai svarbus dalykas. Moteris svetimavimas, jeigu jinai būdama susituokusi, turėdama vyrą, turi lytinius santykius su kitu vyru. Nesvarbu, vedusiu, išsiskyrusiu, našliu, nesvarbu. Jos nuodėmė yra svetimavimas. Toliau, zoofilija. Zoofilija tiek vyrui, tiek moteriai, reiškia, mirtina nuodėmė yra. Trečia, pikžodžiavimas Dievui, kada Dievą keikė, pikžodžiau jį viešai, kažkaip niekini ir taip toliau, reiškia. Pikžodžiavimas Dievui. Ketvirta, stabmeldystė. Stabmeldystė. Penkta, incestas, tai yra lytiniai santykiai su artimu giminaičiu. Šešta, žmonių grobimas. Grobė, ar vergystė, ar išpirka, ar dar kažkaip yra mirtina nuodėmė. Reiškia. Septinta, kada valdovas ar teisėjas paima kyšį. Už paslaugas kažkokias. Tai yra mirtina nuodėmė. Kad įstatymą kažkokį išleistą, ar direktyvą, ar kažkaip patvarkyti už kyšį, ne pagal teisingumą už kyšį kažkam paslaugą. Mirtina nuodėmė, arba teisėjas teisė už kyšį, ne pagal teisingumą, irgi mirtina nuodėmė. Aštunta, tyčinė žmogžudystė. Tyčinė žmogžudystė. Devinta, išprievartavimas. Prie išprievartavimo čia taip ateina ne tik tai moters ar vyro išprievartavimas, bet ir pedofilija. Nes kiekviena pedofilija yra išprievartavimas. Laikomas, tai išprievartavimo nuodėmė pagal Torą. Nes vaikas neturi pakankamai proto pasirinkti, kol jisai nėra pilnametis ar subrendęs. Tai yra prievartavimas. 10. Smurtas prieš tėvus. Neapykanta, panieka tėvam ir smurtas prieš tėvus laikomas didžiulė nuodėmė. 11. Tyčinis šabato sulaužimas. Atsimenat, Malkas rinko šabato dieną, užmušė akmenim. Specialiai žinodamas, eisiu, ką čia, nieko, pasirinksiu Malkų. Kada yra situacijas, kada tu negali išvengti, bet jeigu tu gali išvengti ir tu specialiai dirbti, tai yra labai sunki nuodėmė. Labai sunki nuodėmė. Šabato tyčinis laužimas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus koks krikščionis, budistas ar musulmonas, koks jisai nežino apie tą šabatą, ar neteisingai supranta, tai jis nieko, bet kada žmogus žino, supranta, kad tai tikrai viešpatės diena, turi tą pažinimą ir jisai laužo, tai labai sunki nuodėmė. Kaip žmogžudystė, kaip išprievartavimas, kaip svetimavimas, kaip smurtas prieš tėvus, panašiai. 12. Tai yra juodoji magija. Burtininkavimas. Tas, kas praktikuoja juodą magiją, pagal Torą neturi išlikti gyvas. Dievas irgi tas sielas sunaikins.
Ir 13 nuodėmė vyrų homoseksualizmas. Labai sunkiai. Moterų homoseksualizmas nors ir nuodėmė, bet neįeina prie pačios sunkiausios, reiškia, nuodėmės, bet vyrų homoseksualizmas yra.